Ir taip pat noriu pateikti ir baudžiamojo kodekso įstatymo pataisas. Teikiu ir noriu, kad jos būtų svarstomos Seime. Vėlgi, jūs jau žinot ir atsimenat, kad baudžiamoji atsakomybė yra nustatyta baudžiamame kodekse už viešą neapykantos ir smurto kurstymą prieš asmenų grupę. Tai yra 170 baudžiamojo kodekso straipsnis, bet ta vieša asmenų grupė, nors jinai baudžiamajame kodekse apibrėžta labai plačiai, paprastai policija kelia bylas, jeigu ta asmenų grupė yra tautinė arba lytinės požymiais apibrėžta. Na, tarkim, LGBT bendruomenė arba kažkokios tautybės asmenų prieš ją yra smurtaut kviečiama. Tuomet iš tiesų pastebime yra ne vienas pradėtas ikiteisminis tyrimas. Bet jeigu tai yra bet kokia kita grupė, policija labai vangiai pradeda baudžiamasias bylas ir praktiškai šitas straipsnis kitų grupių atžvilgių neveikia. Dar įdomiau yra, kad yra nedraudžiama ir nebaudžiama pas mus Lietuvoje, jeigu yra viešai kurstoma smurtauti prieš konkretų fizinį asmenį. Išskyrus tą atvejį, jeigu tas, kuris viešai kviečia smurtauti prieš konkretų fizinį asmenį, turi realią galimybę įgyvendinti ir ketina tą savo grasinimą įgyvendinti. Tai yra vienintelė aplinkybė, kada galima kelti baudžiamąją bylą, 145 straipsnis baudžiamojo kodekso. Visais kitais atvejais galima išeiti į televiziją ir pasakyti, jau atsimenat Valinsko pavyzdžiui atvejais, išeina garsiai pasako, šitą reikėtų užmušti arba pirmą jį reikėtų nušauti ir nieko absoliučiai nevyksta, todėl kad, toks grasinimas policijoje paprastai bet kokiuose tyrimuose prasibaigia labai paprastu atsakymu. Toks grasinimas buvo nerealus ir jo realiai tas asmuo neketino, kuris grasino, neketino įvykdyti. Mano supratimu tai nėra teisinga, matant pasaulinius įvykius, matant, kas vyksta Lietuvoje. Vien viešo grasinimo konkrečiam asmeniui, nepaisant to realusis yra, kitaip tariant, ar tas asmo grasinantis ketina įvykdyti tokį grasinimą ar neketina, vien viešo pranešimo apie tai turėtų užtekti, kad būtų pradėtas baudžiamasis perspėjimas ir asmo būtų perspėtas, kad taip daryti negalima. Turiu minty vėlgi grasinimą nepaprasto, turiu minty grasinimą nužudyti, grasinimą sunkiai sužaloti sveikatą. Šiuo metu, kaip jau minėjau, tai yra nereguliuojama, aiškiai, baudžiamajame kodekse apskritai nereguliuojama, administracinių nusižengimų kodekse lygiai taip pat nėra. Tai, tiesioginė norma draudžiama, ten galima ieškoti aplinkinių normų, bet tiesiogai tokia veika yra nedraudžiama. Tai štai šitą veiką norėčiau ir siūlysiu kriminalizuoti, matysim, kokia bus reakcija.